Palangoje šviečia saulė, tačiau kiekvieno iš šių vaikinų veidas atrodo taip, lyg žiūrėčiau į Petrą Kurmelį. Širdis viduje verkia. Kodėl? Nes nepasisekė Lietuvos krepšinio rinktiniai, Donata Vištartaitė irgi nepateko į finalą. Tiesa, turim ir vilties, jį kovos dėl 7-10 vietų, šiandien finale plauks ir du mūsų irkluotojai, Rolandas Maščinskas ir Saulius Ritter. O aš puikiai žinau, kad norint pakelti savo nuotaiką, reikia sportuoti, nes sportas išskiria į kraują endorfinų, o be to mes turim puikiausią prizą, kurį kaip visada vyrai taip pavydžiai nuseka akim tą prizą, ar ką? Prašau, Silvija, pranešk, taip, truputį su šuoliuku, taip linksmiau, nes norime šitą nuotaiką pakelti, taip, visi matė dėl ko ir kaip tą prizą dabar gauti, ogi kas pirmas iš jūsų padarys 20 atsispaudimų, tas ir laimės, o Gintarė, labai pajūrinis vardas toks jūs kaip. Branga akmenys išmestas į krantą, prašau, dabar paimam Ženovą startą ir pasiruošt, dėmesio, start! Kas skaičiuoja? Va, čia greičiausiai, 7, 8, 9, sek, vat man atrodo tas vaikinas. Jūs irgi, mėly žiūrovai, ant grindų, kėlimas, nosim kėlim. Jau, turim, puiku. Gintarė, ar šitas žmogus? Man jausi sako, kad laimėjo kitas, nieko. Jeigu turi nusiskundimų, mes turim dar spurgų įteiksim, jos visada pagodžia. Žmonės, kuo vardu, sveikinu? Žygis. Žygi, štai tau atnešamas prizas, o prizas yra puikus, įsidėti lauko teniso raketę. Tuo tarpu tai yra į temą, nes turim apie paplūdimio tenisą nuostabiausią reportažą. Simona! Sveiki visi, sveikinuosi iš Palangos ir šiandien kalbuosiu su Dainiumi Januliu. Sveiki, Dainiau. Labdiena. Dainius mums daugiau papasakos apie turbūt retam lietuviai girdėtą naują sporto šaką, galima sakyti, paplūdimio tenisą. Dainiau, iš kur kilo mintis, kaip jūs sugalvojate šitokį žaidimą? Teko daug kur keliauti ir Ispanijoje, Italijoje šis sporto šaka yra be galo populiari. To pasiekoje ir kilo šitą idėją atvežti šitą žaidimą į Lietuvą. Paplūdimio tenisas tai yra lauko teniso, badmintono ir paplūdimio tinklinio mišinys. Taisyklės yra kaip lauko teniso, aikštelės plotas yra kaip paplūdimio tinklinio. Tik tai vienintelis skirtumas yra ir esminis, kad tinklas yra nuleistas iki 1,70 cm aukščio. Ir žaidžiama specialiom raketėm, yra skirti tam žaidimui specialūs kamuoliukai. Ir visas žaidimas vyksta iš oro. Kamuoliukas neturi nukristi ant smėlio. Paplūdimio teniso kamuoliukas yra lygiai toks pats kaip ir lauko teniso. Pats dydis yra identiškas, tik tai jisai yra lengvesnis. Šis sporto šaka pasižymi tuo, kad gali žaisti įvairių amžiaus grupių ir įvairaus fizinio pasiruošimo žmonės, pradedant vaikais, mėgėjais ir baigiant teniso profesionalais. O dabar aš kalbuosi su Lietuvos teniso federacijos viceprezidentu Arūnu Grigalausku. Sveiki, Arūnai. Sveiki visi. Arūnai, mes kalbamės apie paplūdimio tenisą. Ar tai yra oficialiai pripažinta sporto šaka? Taip, tai yra Tarptautinės teniso federacijos viena iš teniso rūšių. Tai yra oficialu, vyksta Europos čempionatai, pasaulio čempionatai, vyksta klubinės žaidynės. Tai yra tas pats kaip ir normaliam tenise. O kaip sekasi šitai naujai sporto šakai Lietuvoje? Sekasi, galbūt pradėjom vėlai, tik šiais metais, bet sekasi labai gerai, nes dėka kelių entuziastų greitai plinta šį sporto šaką. Mes senai laukiam jos, kada kažkas užsiims tuom ir šiandieną jau turim ir Palangoje aikštelę, turim Vilniuje aikštelę, turim Anupričkėse aikšteles ir tiesiog visas būrys tenisininkų, kurie žaidžia normalų tenisą, staiga metėsi šitą sportą ir visi džiaugiasi, ypač kad tai yra vasara. Stengiamės organizuoti kuo daugiau turnyrų. Neužilgo, už 2 savaičių darysime Lietuvos čempionatą, o rugsėjo pabaigoje rengiamės pravesti tarptautinį turnyrą. Arūnai, ar tai yra brangus sportas? Palyginus su tradiciniu tenisu, tai yra tikrai nebrangu, tai yra, sakyčiau, visiškai nebrangu, nes kainuoja tik tai raketė, o pati žaidimo aikštelės įrengimas yra visiškai pigus. Užtenka 4 linijų, 2 stulpų tinklas ir galima žaisti. Ir tai galima įsirengti kieme, didesnioje sodyboje ir iš tikrųjų yra minimalios investicijos. Ačiū Jums, Arūnai, labai įdomu ir aš pati nekantrauju išbandyti šitą sporto šaką. Ačiū labai.
Visai netrukus, 13:50, du Lietuvos irkluotojai olimpinės viltys, Rolandas Mašinskas ir Saulius Ritter plauks finale. O šiandien taip atsitiko, vyrai, taip jau jūs tą darot, ką ir susitarėm, nes mes surežisavom, nori aš to nenori, einam maudytis!